97,8 FM. Šiaulių radijas. RS2. Visada optimistiškiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, vaikinai ir merginos. Nu, laba. Labą dieną. Ja, sveiki. Labą dieną. Dar sveiki. Kažkaip tavęs nesigirdi. Ne, aš diagnozę sakiau. Aš kalbu. Jinai iš pasoliuką kalba. Aš iš patalšos ten to nuo gultuko parkritus. Žinok, dar aš galiu pasakyti, dar soliukai gal nešildyti, žinok, dar šildymo nereikia. Oi, nereikia, tai čia dar taupome net per karštą, kai saulė atsisuka. Bet kaip saulė gerai šilda, klausykit, vaikelį, nu koks fainas, žinok, aš jau noriu eit maudytis. Nu tai matyt patiko tos maudynės praeitas. Aišku, o kaipgi? Kaip su Zita nepatiks. Taip gerai, jie girdi, išsimarinavom, tu supranti, mesyčių visų privalgėm, giros, va, prigėrėm. Bet žinok, kaip sunku plaukti buvo. Lietuviškas. Aš net neplaukiau, žinok, aš įlipau, taip pamirkau. Nu gerai, aš nekomentuosiu, gerai. Aš tą plūduriavimą. Gerai, ne, o ką mažiukam daryti, plūduruot galio, ką mum po dugnu bėgti. Nu, tai jie orą įkvėpė ir bėgė į kitą pusę talšos. Čia kaip begemotuje, ne? Kaip begemotuje, ir ne biškelį pabėgti. Nu jo. O, Jėzau, nu gerai. Apie naujienas, ką čia mes turim, ponai, ponios? Šiandien mes pasakysim, ko neturim. Pradžiai neturim mūsų politikos proktologą. Nuskendo. Ne, sakė, Hebra ekstra atvejais turi skubų iškvietimą. Pacientus gydyti, turi pacientų, ar ne? Nu viskas aišku, koks jau tyrinėjimo objektas bus. Nu tai sakau, politikos proktologas sako, turiu skubų iškvietimą. Taip kad Hebra nepykit, negaliu atidėti, žinai, ten ekstremali situacija. Nu, nieko nepadarysi, jeigu reikia, tai reikia. Saka, iki 1 turiu pabaigti. Sakau, nu tai girdi, tai čia sakau, mes 11 pradedam ir 12 pabaigiam. Ne, čia. Pas jį viskas trunka ilgiau. Jo, Lenins, šitą Marksas pradėjo, Lenins pabaigė. Saka, pas mane ne, saka, žinok, aš iki 1, ką žinau, susitvarkysiu. Nesusitvarkė, nespėjo. Nu tai va. Nu tai ką, tai mes vėl nukrypstam mane prie moterų, ko gero, ne? Čia prie tų gražinimuose turim pirmąją žinutę šiandien. Kaip tos moteriškės mūsų pasigražinti mėgėjas yra, ir čia va vieną turiu žinutę, reiškia apie vieną moteriškę, kur Turkijos oro uoste 6 oro uosto saugumo pareigūnai apie valandą klausinėjo tokios Joanos Propet, reiškia, kuri visiškai netitika savo paso nuotraukas. Tai kas nutiko kas ten atsitiko? Nu, va, su Zita chorai. Nu, pasirodo, kad, reiškia, jos visa išvaizda visiškai jau buvo kitokia, nes paso nuotrauka buvo daryta dar prieš atliekant plastinės operacijas ir injekcijas. Nu va, o pasirodo, kad reiškia, jinai jau sudėti krūtų implantai, dantų laminatės, smakro ir lūpų užpildai, viskas buvo pakeista. Nosies plastika, riebalų tirpinimas, ir taip toliau. Žodžiu, pasikeitė moteris iš esmės. Jo, tarp kitko va, Laimutis Giros. Aš kaip senas seklis morka pasitikrinau, kaip tas jos pasas buvo ir kokia papasa. Ne, skirtingi, bet aš būčiau 7 prisijungęs ją ten patikrinti visus tos vietos. Tarp kitką pasai gražesnė buvo, negu kad tikrinimo metu. Iki procedūrų geresnė buvo. Gal aš iškrypelis? Aš suprantu, galiu pasakyti, Laimė, žinok, man irgi lygiai taip pat. Aš suprantu, kai žmonės yra iš tikrųjų, turi ten, žinai, nuo gimimo kažkokių tai negerumų, ir reikia tos operacijos. Iš tikrųjų reikia, tai viskas tvarkoja. Bet saikingai galima irgi pasigražinti.
susai, kurį... Ne, nu kada tik tokeris esi. Bet žinau, kai kartą paragavęs negali sustoti. Aš šitą žinau, Zita, šitą žinau. Čia daug peržiūrų, man atrodo, čia viskas tas. Bet žinai, ir gal ten klikė garsiai prašęs ir pati filmavos ten, kad jie tik tai peržiūrėtų. Nu tai, bet aš turiu menį, aišku, jeigu ten nosę pakeitė, smakrą pakeitė, viską pakeitė, tai faktas. Lūpas pakeitė, dantis pakeitė. Aišku, ką pasikeitė. Tai gerai, kad ne kaip senam anekdotė, kada ten pagėręs kareivėlis Stotės rajone susitinka, kada atein per reikalą į nusiim blakstienas plaukus, implantus viską. Tai, kad čia net pažina pareigūnai, tai kai tiek pasikeitimų padarė, tai taip, aš galiu papasakoti iš savo patirties. Nu, Zita. Važiuojam. A tave irgi 6 pareigūnai? Nebuvo 6 pareigūnų, bet aš nebuvau tiek... Kad aš taip kardinaliai keičiaus, aš niekada nepasikeičiau. Šiaip tarp kitko, sakė, aš atrodau lygiai taip pat kaip ir 18. O, vaikėlė. Tai va. Taip, kad čia nesikeičiu. Tai kokia tu buvai subrendus 18? Tai taip, visą laiką buvau subrendus. Ne, čia kitą klausimą reikia. Ir kokias tabletės valgot? Pasidalinkit. Iš vis tablečių nevalgau. Grožio, aš turiu omeny grožio. Šiais laikais tabletės kitaip vadinti. Ir važiuojam į kelionę. Ir mano dukra vyresnioji buvo gal kokį 13 metų ir jin visą laiką... O tavo 18. Nu taip, ir tokia pat blondinė, kaip ir aš. Aha. Ir vakare po darbo grįžtu, ant rytą mums reikia išvykti į kelionę, grįžtu į namus, duris atidarau, o ten stov brunetė man. Iš karto. Juodai tamsiai plaukus nusidažė. Ir ką jūs norit? Išvykstant, man atrodo, ar ant Lenkų sienas, ar kur, tai teka man įrodinėti, kad čia yra tas pats asmuo, o ne kitas. Tada dar buvo ten. Ir reikėjo tikrinai ir sakiau, dar kartą, tu man taip kardinaliai pasikeisi prieš kelionę. Mama, tai aš apie patikrinimą irgi turiu tokią gerą istoriją. Vienas žymus šiaulietis, buvęs didelis pareigūns, anais laikais grįžiniai iš Italijos, Austrijos pasienį. Italai klaus, sako, ginklus, narkotikus, sako, vežatės. Tas sako, sako, pamiršom viešbutį. Italai nusišypsoja, sako, kitą kartą nepamirškit, važiuokit. Vokietijos, Lenkijos pasienį, vokiečiai klaus. Ginklus, narkotikus vežatės, viešbutį palikom į aikštelę, kokiam viešbutį, kada išnarstė jų mašiną kokias 8 valandas, teka iš Lietuvos kviestis evakuatorių. O Jėzau. Pajuokavo. O dabar su tais juokais visais bėgame pavalgyti, kaudrių gaminam patiekalą, nebesuprantu, ką čia dabar. Tu žinok, šiandien bus, mes taip praeitą kartą prisikirtom. Ne, vis tiek tų mesų prisikirtom. Jo, šiandien bus žiauriai viskas vegetariška, visokių čia turėsim. Tarp kitko žuvytės dar turėsim. O, čia jų geriau. Prie talšos pasigausim kokį kilbuką, einam į pertrauką. Einam. ...97,8 FM. Čia Šiaulių radijas. RS2. Visada jauniems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio, nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Oi, kaip čia aš kažkaifuoju, blemba. Nuo veganiško maisto? Hebra, ateikit prie talšos, čia tai fainai. Tai taip. Ten aplink lapę pašliaužot. Ne tik pašliaužot, ant soliukų pagulėt galim, ne tik ant soliukų. Ant soliukų pasimankštin galim. Žinok, centre tų gulinčių ant soliukų jau irgi yra pilnai. Tai aš ne centre prie talšos. Tai paskui žmonės sakys, tai palaukit, visur soliukai užimti, ką čia normalių žmonių nebėra. Penktadienio priešpietis yra mūsų prie talšos, taip kad ramiai. Visus nuvaikom. Bulkos pasimetantis pamaitinti? Ne, bulkos nepasiemėm. Sakė, dabar šitą naują maistą dalytsi, žiūrėsi, gyvas liks ar ne. Jo. Tai ką, Hebrytė, turim sekančią žinutę apie tokį sportą. Aš jau, žinok, mačiau keletą reportažų, kažkaip ten hobby horsingas, vadinasi. Labai juokinga. Jojimą žaisliniais arkliukais. Pasirodo, kad, reiškia, Frankfurte šiemet surengtas pirmasis oficialus jojimo žaisliniais arkliukais turnyras.
O vokiečiai duoda, girda. Nu tai aš prieš porą metų pats nepatikėjau savo akim, bet paveikslavau net. Padaryti tie žaisliniai arkliukai ant pagaliuką, galvoju, čia darželė vaikam, viskas, bet tos kliūtis aukštokos, galvoju, sulig vaiką ten to pimplę galvą. O pasirodo, čia suaugusiam. O čia suaugusiam, nežinau. Tai čia yra labai paprasta. Ten pas juos padelis ir horsingas tas. Ne padelis vaina, nesakyk. Padelis vaina. Taip, bet ten gerai ant ežero platformos net plaukiančios. Bet tai tas horsingas, pasakyk, kas čia nauja mada, papasakok. Ne, mada čia yra, kaip pasakyti, kai tu negali turėti tikrą žirgą, tai tu pasiėmė medinę. Ne, čia žinai, atsimeni Laimi toks būdavo, treniruoji seną košką. Ir suprantu, čia ant asfaltą, kur tu arklį išlaikysi. Tai va, tai jeigu tu svajoji apie žirgų sportą, žinai, taip toliau, bet dar neturi patirties, tai tavo pradžia yra su žaisliniais arkliukais. Čia vaikystė, kas pavyzdžiui. Čia ne tik patirties, jeigu neturi normaliai pinigų nusipirkti. Ne, iš to žaislinį arkliuką tik tai galva ir pagalys. Nu, taip. Čia moterim gal labiau tiktų. Ne, čia yra pradedančiosiam raganom irgi, žinok. Čia viskas yra pradžia mokslo. Bet žinok, tos uodegos buvo šitą pagaliukai be uodegų. Palaukit, o žviegti jam irgi reikia, žviegti irgi reikia. Nu ne, čia ne. Bet aš galvoju, ar ten balti žirgai? Kokie nori, man atrodo, kokie nori. Galiu nuotraukas parodyti prisiminimai. Nu, tai aš suprantu, ateikit prie talkščiaus parodysiu. Žinokit, socialinėse tinkluose mačiau galvo, kad čia bajeris. Jeigu supranti, būtų tie balti tie žirgai, nu tai moterį, žinai, lauk princą ant baltą žirgą, tai dar suprantu. O čia ant tokią žirgą pamačią. O čia dabar sėskis, sako, pajudinėsim. Zita, pasirašytum tokiam princui, girdė, atjojant tokią baltą žirgą. Pas mum kaime vienas durnelis būdavo, žinai, ten jodinėdavo. Su motociklu važiuodavo, sakydavo, drin, sėski šalia. Ne, bet įsivaizduojat, kokio jokingumo su to baltu sustoja princas ant to pagaliuko. Pusisėdė. Nu, mergina man pagaliuką. Ne patį vaizdą reikia įsivaizduoti. Nu, tai tiesiog tikras sportas tikrom merginom. Bet čia, žinok, netgi, matai, bet vis tiek, va, žiūrėk, turnyras surengtas Vokietijoje, Frankfurte. Aš žiūrėjau reportažą, šokinėja, gan aukštai, jos gerai šokinėja. Taip, bet man eilinį kartą, ką noriu pasakyti apie vokiečių tautą, žinok, man jie pateisė. Nu, at jie tokie, žinai, sakydavo, izvrašiensai konkretus. Ne, aš sakyčiau, prikolni. Tai turnyras Vokietijoje, aš sakau, o Švedijoje jau prieš 2 metus. Tai švedai tyliai iš proto kraustas, žinai, nesiafišuodami, o vokiečiai, žinai, su tokiu malonumų, su azartu. Žinai, kas yra? Jie ten tie breakfastai ten yra, alaus pripamstai, nu va tie. Tai vienu žodžiu, tu alaus ten bokalų prisipams, tai tada einant arklių. Aš per Oktoberfestą vieną žymų žmogų įžeidžiau. Jis sako, ką tu čia dabar veiki tam mano universitete? Aš sakau, palauk, o dėl ko čia pokalbis per Oktoberfestą buvo? Sakau, ką tu veiki, sakau, su šitą, kaip ta vadina, su mantija, su viskais, tu turėtų būti su kostiumu, su kirzavais batais. Nu, tai... Nu va, matai, čia ne šiaip savo. Ne šiaip savo. Nu, bet vis tiek, vokiečiai, man, žinok, jie tokie yra, žiaurus. Čia šitoj vietoj, tai... Žmonės sugeba kaip pasakyti, taip jau žaismingai sportą padaryti. Pavyzdžiui, namuose dekoracija graži, parsinė šitą arklių, tai kur pavarysi, kur dėsi troboj. Ne, bet čia su pentinais... Ar eiklų žirgas pirmą vietą laimėjo? Sakau, su pentinais gera istorija. Iš šonus nebepamatysi. Nu jau. Bet palaukit, o pasagas tiem prie kojų prisiga tiem dalyviam, ar ne? Vat man mintis davo tokia. Jie su pasagom siautė, ten tie batai. Įtariu, kad Vokietijai prisag, žinok, ne tik pasagas, tai dar tau bumbuliuką į burną įkiš irgi. Nu, aš jums nuliūdisiu. Su odiniu diržiuku. Nuliūdisiu. Mačiau reportažą, tik tai galvytė ir pagaliukas. Tik galvytė ir pagaliukas. Ne, sportas, wow. Nu ne, žinokit, vokiečiai turėtų, sakau, mažiausiai burną burbuliuką įkišti. Nu, gal čia, žinai, čia kada filmavimai baigės. Odiniai lemenės, kaip Audrius sako. Ja, meine kleine Mädchen, ja.
Ir Alės. Dainė Klainė, Metchat Grose. Ja. Nu, vokiečiai šaunuoliai. Tarp kitko... O kada į Lietuvą atės, o Lietuvoje mes turime tarp kitko čia gera... Nežinau. O kada Audrių į Lietuvą? Klausykis. Tai va, aš norėjau sakyti, čia prie Julio, žinok, mes matai, mediniam arkliukam nereikia čia daug vietos. Aplink, pavyzdžiui, 2 ratukai aplink lapę. Nu, į ten da kokie aplink va, tą kavinukę naują, supranti, ir viskas. Peršokti per gultuką. Įsivaizduot, koks nu, verslo planas. Labai paprasta, pašvedus tai buvo iš paprastų palėčių padarytos ėdžios ir padarytos tos kliūtis. Ir aš nustebęs buvau, galvojau, kaip tie darželinukai gali peršokti per savo ūgį, pasirodo. Pasirodo, ne darželinukai. Aš nemačiau varžybų, aš tik mačiau tuos arklius arklydėse. Ten arklydės tikros padarytos. Bet palaukit, koks verslo planas Julio Hebrikiai? Mes galim čempionatą Šiauliuose suorganizuoti arkliukų, berkliukų. Žodžiu, hobby horsingo idėja dabar sklando ore aplink Šiaulius, tai... Žinok, nereipaleistos. Kliukų, ant to mažo, ant arkliukų. Tai va, pakrantę, kai sutvarkys, visą ten galėsi juoti aplinkui visą talšą. Eik, tu čia maratons jau gausi. Nu tai čia koks čia maratons, kas ten yra? Jeigu arklys gerai įsibėgėjai, tai kiek ten trūksi apliekti? Nu, ja. Čia, žinai, kaip mano mama sakė, durniai suvaikėjo. Sakė, vaikystėje nepasižaidė, normaliai nepasisupa. Žinau, ne taip, vaikai sudurniai, tada durniais pasidaro. Ne, čia suaugę sudurniai. Čia jau praded vaikėti, o nesudurniai. Aš einu pažiūrėsiu šį hebrą, pažiūrėsiu. Čia animal free sportas. Pažiūrėkit, nereikia maisto, nieko viskas eina valgyti. Nevalgyti, einam pirmą pradžią, pažiūrėsim, šiltas vanduo. Trasą apžiūrėti. Nu, einu. 97,8 FM. Šiaulių radijas. RS2. Visada veržliems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio, nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, tai kaip vandenuks. Vandenuks super. Hebra, super, dar galim. Aš sakiau, tikrai su kojinėm. Eik, aš ir su kojinėmis, su alkūnėms, su visko čia. Žinai, kaip reikia... Kai su kojinėm lip šilčiau. Žinai, kaip reikia pamatuoti vandens temperatūrą, pavyzdžiui, ar kūdikiui, vanduo ne per su alkūnė. Bet tą norėjau pasakyti, rodau. Taip, rodau. Su alkūnė įmauta į kojinę. Tai va, tai vienu žodžiu, labai geras vandenuks, hebra, tikrai maudysimės, neprisikirskit taip kaip praeitą penktadienį. Nu, kai saka, tų dumblių sunku padaugti. Žuvies, yra žuvies ramiai, yra žuvytė šiandien. Šį kartą, aišku, ramiau viskas, ne taip kaip mūsų atidarimo šventėj. A darysim Lietuvos čempionatą, tų arkliukų man taip ant širdies, nu kaip čia hobby horsing? Nu, tokiai va tas horsingas. Čia studija ant mikrofono gali pašokinėti. Pagaliukų daug. Ne, čia pagaliukų yra. Mikrofonų prašom neliesti. Taip paskui sulaužysit. Pagaliukų. Ne, mikrofonai kaip arklė galva įsivaizduokit. Ne, nu tai vis tiek, bet kokiu atveju. Aš žiūrėkit, tai dabar dar padėlis iš Šiaulius atėjo. Tai dabar sekantis hobby horsingas ir po to lauko tenisas be kamaliuką. Be rakečių. Ne, nu čia dar jau, čia jau vokiečiai. Ten jie, kaip sakant, leiskim jiem irgi pasireikšti. Tai čia, kai sako, tik fantazijos reikals yra. Apie ką aš noriu pasakyti, tai va. Jeigu, pavyzdžiui, man patinka tenisas, bet aš... Nemoki žaisti. Nemoku žaisti. Ateini pradžiai, susirandi partnerį. Bėgioti, atsisėdi savo ir įsivaizduoju, kaip žaidži. Susiradus partnerį, kam tas tenisas tada? Žaidži su kitais kamaliukais. Tai va, jau tada yra su kamaliukais. Tai tada tenisas su 2 kamaliukais. Bet be rakečių. Bet su 1 pagaliuku. Tai pažaidus reikia krosanų. Kažkaip tai, žiūrėk, Ingriduks taip susisvajoja, taip tyliai. Aš apie krosanus, čia irgi prie tos romantikos. Čia super pasiūlyms. Darbas skelbimų portaluose, jau gal kas nors hebra užmatėt, Vilniui ieškomi
kurasanų skanautojai. Dieve, koks geras darbas. Tik jis paskui kaip šitą pasą. Kiek prarys. Tik ne mum jau dabar. Ne, aš tavo irgi leis negaliu tiek ragauti kruasanų. Nu, tai va. Žinokit, tarp kitko. Užsisvajojat. Čia pats kežiausias dalyks yra. Jauniem tai čia pats tas. Būčiau jaunesnė, daryčiau, nesustodama. Čia yra slėkelis ant kabliuko. Nes reikia tau ir uodegą šluostyti, ir likučius kruasanų suvalgyti, kad vandenį taupyti, kad neišmest. Rimtai. Ir kavos likučius išgerti. Čia parašyta. Eik, tu savo. Nu, gerai. Taip. Ir tai čia tu taip ir tiki. Ir vaikų, taip. O čia kruasanus ragauti. Aš noriu pasakyti, kad aš, kalbant apie kruasanus, supranti, atradau naują jų valgymo formą. Visą laiką būdavo, žinai, saldus. Nu, tai ten su vienokiu įdaru, kitokiu įdaru, ten šokoladu, dar kažko nors. Nu, čia koks mėgėjas, jeigu mėgstas. O dabar, žinokit, super, ypač pusryčiam arba kitą kartą vakare, persipjauni be jokio įdaro kruasaną per pusę, įdedi salotos lapo, įdedi kumpelę, įdedi prašiuto, kelis pomidoriukus mažus persipjauni ir išilgai agurkiuką. Jėzau, kaip skanu. O negalim skersai. Kaip košė iškirvė. Ne, girdi, o agurkiuką tik tai išilgai galim pjaustyti. Pavyzdžiui, aišku, taip, nu, tai kruasanas tai pailgas, nu, tai kaip tu gali, kaip kitaip. Nu, aš sakau, galima. Skersai? Jis bagetę vadint kruasanu. Ne, tikras kruasanas. Man tai tarp kitko tas skonių derinys, jisai likti kaip ir norisi, kad jisai būtų saldus. O čia tu valgai mėsą, daržovės, dar taip toliau. Nu, žinokit, super. Bet dabar man pasakyk, kaip tą šviežią kruasaną perpjauti reikia? Su dantų Yra specialus peilis. Nu, va, čia reklama, dar firmos pavadinimo pasakyk. Ne, reklamuoju šitą peilį. Ne, iš tikrųjų yra peilis. Tai kruasaną atviniot geriau. Kam jausi? Nu, gal paprašiau, atsikandi kruasaną, atsikandi salotos lapą, atsikandi nepjaustitą agurkiuką. Ir pajoji arkliuką ant pagaliuką. Pabandyk, jau necelio prisirinkai. Iš tikrųjų, žinok, išilgai perpjauni, tada gražiai suvoži, kaip, žinai, sumuštinį tą ir va tą sumuštinį. Ai, atsiprašau, pagrindinis ingredientas – skanus, geras majonezas. Va. Arba gvakamolė. Arba padažas kažkoks specialus. Jo, ką jūs norit, bet aš, sakykim, dedu majonezą. Nu, o Jėzau, kaip skanu. Nu, kai saka... Jau dabar mum jau reikėtų tų padažų šiek tiek atsisakyti. Arba tą naują, matėt naują majonezą, matėt, koks sveikas majonezas. 3 virti kiaušai, biškį alyvuogėliaus, vandeniuko, va tokį, galim česnako, garstyčių ir labai skanus majonezas. Nu jo, negundykit, aš jau kokį 10 metų majonezą nevalgau. Tai mes ir kalbam apie ragavimą, tai va čia mes ragaujam. Tai va, tai čia, nu, jeigu jums irgi patinka, reiškia, kruasanai, dar tas skelbimas turėtų galioti, žiūrėkit, Vilniuje, chebrytę ieškam. Ten Olga, tai kad vaikeli, 1,5 štukytės, ai, čia, nu jo, tai 1000 jau į rankas. Nu, bet tą girdį pastoviai pavalgęs. Bet jaunam žmogui čia... Bet valgėsi tarp durį, nes parašyta, atidaryti, palaikyti duris. O ką čia sunku, duris atidarai, kruasaną atsikandai. Sukoja laikai, ne? Čia kruasaną šveiti, duris darinėjai, nu, pasaka, nedarbas. Kavos padelį su kita ranka prigerinėjai, vaikelį vakarėlis. Tai žinai, pasistatai kėdę prie durų, prisiriši virvelę prie durų, ar ne, ir įsėdi, valgai ir darinėjai duris. Jau čia grinai, jau tinginio darbs. Bet jeigu kuris jau taip gyvesnis, toksai darbštesnis, tai jis jau atsistojęs duris padarinės. O čia jau visai, tik kruasanus valgai, kavą geri ir duris sukuoja darinėjai. Šiaip neblogas pasiūlymas, pripažinkim, neblogas. Geras. Super. Nu, kad tiek daug valgyti nereikėtų, aš galėčiau ten. Bet Zita, galite apsimesti, visą laiką atrodo, kad 10 valgytumėt vieną kruasaną per dieną, nuo to tai jau savo galima leisti. Čia tokie, be jokių įdarų, be jokių majonezų, be niekas sauso tokį. Žiūrėk, man dar patiko tam skelbime, žinai, kas nurodyta, reiškia, kad nurodyta, kad naujasis įmonės darbuotojas turėtų mėgautis geriausias Lietuvoje kruasanais. Tačiau aktoriai kavinėje nepageidaujami.
Pats sakyt, kad fu ir neskanu reikia kartais mokėti. Nu, va, turi tipo matyti šefai virtuvės už natūralumą, reiškia, turi būti natūrali tavo reakcija. Nu, žinau, kad tu Lietuvai... Ne, nuo aktorių lygiai tada jis... Ja. Aš mačiau, kad vienas aktorius partizanų vadą vaidina ir paskolas siūlė tas pats. Nu va. Žiūrėkit, su tom paskolom eina valgyti. Dabar jau einam žuvytės. Einam žuvytės. RS2. Šiaulių radijas. RS2. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Visada ištikimiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio, nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu va, o jūs aplankykite mus prie Talšvos, hebryte, kaip čia fainai šakės. Nu, tai šiandien, tarp kitko, žuvytės nemažai turim, tai galit prisijungti. Tai turim undinėlę Zitą. Ne tik tais ir Ingrida. Ir Ingrida pasikavojus. Ingrida po meldais pasikavojus. Trečias draugas pats išėjo. Aš specialiai geltonai apsirengiau, kad mane pastebėtų. Nu tai aišku, kad tai. Agirdi vandenį. O Zita neapsirengus, tai ką dabar labiau pastebės? Supratau. Vienu žodžiu. Vandenį reikia lipti. Toks buvo ekspreso gabas, nusirenk ir gulk į lovą. Ne, tikrai. Kad jūs, aš suprantu, kur jūs gyvenot? Mes tokių gabalų nesiklausėm. Nu va, o tarp kitko šitam ekspresui dainų tekstus rašė buvęs šiaulietis, kuris dabar gyvena jau nebe Šiauliuose. Nu va, kaip liūdėsys. Bet žinoma, šiaulietis nesakysiu, kas ten rašė, nes ten tekstai buvo labai tokie ekstravagantiški, žiauriai ekstravagantiški tais laikais. Tais laikais reikėjo tokių tekstų. Nu jo. Reikėjo Nu tai kas... Tokie laikai, tokie tekstai. Jo, tai ką mes kalbam dar, turim žinutę apie Švediją, ne? Ingrida, čia labai gerai užvedė. Aš tai žinokit, tai kaip švedai čia stengiasi, ar neinvestuoti, čia investicijos į savo šalį galima. Čia mes norim tokią prevencinę žinutę, ne, paskaityti apie tai, kad... Mes mokėsim irgi, palaukit, man tai pagrindinis klausimas. Čia mums irgi reikia dabar kaupti savivaldybei, kiekvienai savivaldybei, ar ne, pas kurią atvažiuoja svečių. Iš ryčiųjų šalių reikia irgi biudžetą specialų. Ne, švedai dvigubą biznį darė. Jie mokėjo 30 už atvažiavimą, dabar 30 už išvažiavimą. Tai aš įvedu į to žinutės esmę. Švedijos vyriausybė ketvirtadienį pareiškė, kad smarkiai padidins išmokas imigrantams nusprendusiems išvykti iš šalies. Siekiant paskatinti daugiau migrantų rinkti šią galimybę. Va, tai... Palaukit, o lietuviam galios ta? Tai o čia man trečiųjų šalių. Mes jau nebe tretieji. Mes jau vietiniai ten. Įsivaizduoju, kiekvienam lietuviui nedaskaičius to, pavyzdžiui, trečiųjų. Jėzus Marija, verslas ant akių. Bet faktiškai apsimok važiuoti ten pagyventi ir grįžti į atgal. Man atrodo, kad čia sugalvoja ne kas kits, Švedijos moteris kvietės arabus. Genofondo pataisymai. O Putins jau mačiusi ukrainietės moteris, tai dėl to jos ir bando kaip nors. Kaip tą genofondą patvarkė, viskas tvarkuoja, jau susitaisiai, sako, dabar galit laisvi būti, grįžti atgal. Jo, sako, dabar jau virinkit atgal. Jau nebereikalingi. Pat įdomu, kiek aš manau, kad bus pasirašiusi nemažai. Bet tai įsivaizduojat, kad aš skaitau toliau, nuo 26 metų imigrantai savanoriškai grįžtantis į savo gimtasias šalis galės gauti iki 350 000 švedijos kronų. Tai yra 30 000 eurų. Kadangi kronos kursas plaukė iki 26 vietų 30 000 eurų nebus. Tai bet laimi, tu įsivaizduoji, 30 000 eurų, jeigu aš atvykęs iš kokią, pavyzdžiui, Libaną arba Iraną, tai ten tie pinigai yra... Ten yra pakankamai didesni pinigai yra tose kitose toliau šalyse. Dar tolimesnė. Nu gerai, aš atvykau iš Uzbekijos, pavyzdžiui, kokios nors ten. Iš Uzbekijos jie pro lietuvius važiuoja, darbus turi. Bet tai šiaip įsivaizduoji,
į tą šalis. Apie arabus. Viskas gerai. 30 tūkstančių tai yra pinigai. Uzbeks, pavyzdžiui, iš Švedijos išvažiavo, gavo 30 tūkstančių. Nuvažiavo į Vokietiją ir šokinėjo ant arkliuką. Ir jisai savo ramiai nuvarė į Vokietiją. Jisai parvežė 30 štukų, palika namuose, sako, nu čia dabar jau... Toliau važiuoja į kitas savo. Jis dabar važiuoja į Vokietiją. Viskas sudėtingiau, tave įveda sistema, paima tavo piršto antspaudą, tu niekur neprisiregistruosi legaliai jokiose Vokietijose. Vokiečiai irgi dabar akcijas vykdo baises. Šokį, nėra taip paprasta, kad čia diasporos yra. Kitko vokiečiai jo sienosegi pradėjo stovėti viskas. Sienų, čia žokai, čia nebėrtai, viskas čia yra tik sienose, kad nebėrto sienos nuverti ten. Ne. Šengeną, naują Šengeną organizuoja. Jo, ten kažkaip ten įdomi. Jau naują statą. Vokiečiam matyti tos sienos labai patinka. Ne, bet švedai prisikentėję, nes ten susidarė net ne Čainataunai, Arabataunai, ten aš kaip buvau, ten Sedertelijai, visi rajonai, viskas, bet norėjau būti šitą namą nuomotis, bet pasisekė, mane aplenkė, paskui žiūriu, būčiau arabų vidury gyvenęs. Matai, čia aš atsakau, kad, bet tai vis tiek, tai įsivaizduot, pati šalis kokia turtinga, jeigu 30 tūkstančių duod vienam imigrantui. Suprankės tie pinigai, svarbu, kad tik tai jie važiuotų lauk. Dalis 15 metais atvyka, dabar biški rimčiau. Ir daug kas įsitvirtina, sakysim, valgyt pas švedus, kur tu eisi ten, o pas arabus, ką ir skaniau, ir dvigubai pigiau kaip pas tos švedus. Tai daug kas nori, nenori švedai tada tvarkyti, nes jų, kaip sakant... Ne, čia tuos nepritapusius turbūt siūlo. Tai čia bus, žinai, jie biški bijo, kad, žinai, labai didelė bus šita jų populiacija, bus kokie jungtiniai Švedijos Emiratai toj. Tai ir esmė ta, kad švedam jau visumui pragyvenimą tą sugadin visą. Jeigu jie žymiai pigiau maitin, įda skaniau, tai faktas eisi pas jūs, kenč vietinis verslas. Lagom. O lagom tai reiškia tiek, kiek reikia, nedaugiau. Pajus gyvenimą malonumą. O kokį malonumą pajusi, jeigu tau iš panosės šmurkšt ir nebėra. Tarp kitko, įdomi, aš matai apie tos skandinavus irgi Suomijai kiek teko važiuoti, tai jo, ten pavyzdžiui tos priemiesčio nameliai, aš tokių kaip pas mus namų nemačiau. Ten jie nedidukai. Labai nedidukai, labai kompaktiški, labai tokie, žinai, tokie ir labai komfortiški, pasakysiu. Labai komfortiški. Aš sutinku, kad komfortiški, bet aš turiu menį tokių namų, kaip pas mumis, kad, žinai, 600 kvadratinių metrų. Tai ten 6 namai tokie, žinai. Jau netrodo, kad nuo to sovietmečio likę dar tokių biškį. 100 kvadratinių metrų ten jau yra daug. Ten sakė, aš irgi klausiau, kodėl tie visi namukai jūs tokie maži ir gan aukšti. Sakė, todėl, kad žemė yra labai brangi. Geriau į dangų lipti, negu ant žemės plėstis. Kaip kur? O kai kur iš viso vieno aukšto. Ir tokie mažiliukai. Pas mumis garažai tokie, žinai. Kaip pas juos namai. Tai nėra blogai ir pas mus, ne? Tai reikia bėgti. Mes tai čia gyvenam iš viso. Kaip pažiūrėkit, kas daro potvinys Lenkijoje, Europoje. Tai čia mes gyvenam kaip pas Dievą užantį. Aš perfrazuosiu Lietuvą, gal ne Marijos, bet Zito žemė, tai tikrai. Ateikit, chebrytę, turim dar daug žuvytės, vandenukas šiltas, ant gultukų labai geras, žinokit, parodysim, kaip kurasaną pasigaminti, o tie, kas neateis, klausykitės kitą penktadienį. Kol kas. Iki. RS2. 97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. Visada linksmiems.